Kibernetiškėse vasaros įkarštis. Vadovas Valdas, dirbantis namie nuotoliu, ieško vietos, kur galima ramiai padirbėti ir be abejo neiškepti. Nuotolinis darbas. Nuotolinis darbas tampa vis labiau įprastas ir prieinamas. Tačiau svarbu ne tik susirasti malonę vietelę dirbti ar pasidaryti kavos mėgstamam puodelyje, bet ir nugesinti galimas rizikas. Daugumos darbotvarkėje išskirtas laikas susitikimams. Tad dirbant nuotoliniu būdu, svarbu įvertinti, ar saugu kalbėtis darbo temomis. Nesusimąsčius galima atskleisti jautrią informaciją ne pačioms draugiškiausioms ausims. Vadovui Valdui iššoko pranešimas. Susitikimas už kelių minučių. Valdas greitai apsirengė marškinius ir įsitaisė vėjo gaivinamam balkone. Kolegos pasisveikina ir aptarinėja kainodarą, marketingo tikslus, pardavimų rezultatus ir panašiai. Vadovas Valdas įsijautęs dėsto mintis, net nesusimąstęs, kiek balkonų aplink jį ir kaip aiškiai kaimynai girdi konfidencialią informaciją. Kad išvengtumėte tokių situacijų, visada įsivertinkite, ar darbo vieta saugi dirbti. Saugi ne tik jums, bet ir reikšmingai informacijai. Taip pat visada rakinkite darbinį kompiuterį, kad net ir netikėtumui nepaliktumėte progos jūs nustebinti. O visų svarbiausia, linkime malonaus ir produktyvaus nuotolinio darbo.